Sveiki visi. Ką, naujas video, labai turėtų būti įdomus, pačiam įdomus, senai tuo nebe užsiemu, paskutinius gal 2 metus nebuvo kada prasiplaukt. Ir žiūrėkit, kur mes šiandien atvykom. Mano linų žudykė ir viena gražiausių Lietuvos upių. Šiandien su draugu leisime Žeimeną. Vieną mašiną paliko mieste pabradęs, kilom upę aukštyn gan gerai ir visą dieną valtelė leisimės žemyn upę ir gaudysim viską, kas kibs. Iš tikrųjų, šiandien su spiningėliu ramiai tokia. Dėl, kaip sakant, dėl dūšios žvejyba, dėl dūšios, ne dėl žuvies. Žuvis. Ką pagavom? Ešeriaici, šapalas. Šapaliecas. Smagu, prasileidom 2 kilometrus kažkur. 2 kibimai. Vai gražuolis. Kibimų turbūt neužfiksuosiu. Bet traukimų tikrai bus. Toks visas čia taktikos jokios nėra. Pasileidai tą upę ir viskas vyksta prie krašto. Srovėjai nieko, niekada. Visos atakos, visi kibimai, gražiai kraščiuką prie medelio įvirtusio kažkokį atvojo, kur stovi plėšrūnas. Šiaip Žeimena labai įdomi upė, labai. Nėra jin labai žuvinga, kad sakyti kiekvieną kartą, bet žuvies įvairovė, tai šapalai, ešeriai, šapalai, kiršlys prašauna, upėtakis prašauna. Esu šlakiecą įvaręs vidury vasaros, tokį neblogą jau poros kilogramų. Tai iš tikrųjų aukštasis pilotažas upiai, kai leidęs, tai daug į medžius kabinį, daug į žolės, įdomu, iš tikrųjų visada vaizdai keičias. Tai kas nebandė tokių dalykų, tikrai pabandykit, pradėkit nuo mažų upių, tada galėsite didesnės ir po to jau, kai išmoksite, tai ir neris. Realiai dabar rugpjūtis, rugsėjais, pats metas daryti splavus, plėšrūnas aktyvus, gerai maitina, salačiai, viskas, tai tikrai įspūdinga žvejyba. Arti žolės. Ui, koks garbailis. Žiūrėk, kokio grožio. Nu, čia ešeriai jo, Žeimenos ešeriai labai gražus dryžis. Storas, pažiūrėk, priėdęs. Koks storulis. Gerai priėdė šitas. Sakiau, kažkas iš šoną eina. Nu ką, aš 2 žuvis, kas? Ešerys. Ešerys su žolėm. Bet čia va tokiuose va, tuose ramiuose ruožuose. O, pabėgo. Nu ir gerai. Čia bus ešerių. Gerai, tu ešerį, žiūrėk, aš čiupoką nuimsiu. Žuvies, žuvies. Gera žuvies. Kas dūrė čia įdomu? Torpėda, torpėda. Oi, lydekas koksai. Oi, lydekas koksai. Haha, žiūrėk. Kai segia. Nusrovėjai tie kibimai visai kitokie. Visą sukrė glotkiai. Mažiukas, bet piktas. Tik kalbėjom. Jo, tik kalbėjom. Tavo lydeką nuėmiau. Ša. Nesiteisiu, gerai. Ša, ne tau sakiau, lydekui sakiau. Gražuolė. Lydekiukas, gražuolės. Tuoj atsargiai bus smūgį, susibuksiruosim. Gerai paėmė, visada srovėjai gerai paėmė. Aha. Davai, gražuolė. Marga. Ir išmaudė dar.
Šapalas. Šapaliukas. Lydekas. Nuėjo. Eik tu sau. Čia buvo jau geras. Matei? Ai. Labai blogas plavas, labai pučia vėjas į mus ir stabdo valtį visiškai neplaukėm. Paplaukėm ir kliūkais, pasiėmėm aišku motorą, bet pamiršau paimti tą lentutę, kur motoras tvirtinas. Tai taip gaunas, nežinau, čia šiandien turėjom plaukti iki vakaro, turbūt plauksim iki nakties. Tuoj trenksimės. O dar čia vieną noriu pra... Dabar jo gerai atrodo. Aš pavairuosiu. Nu. Silkė. Bet labai maža. Ne. Šitą net galim pasikelti. Tin. Viską, ką pasakoju, viskas girdė atvirkščiai. Sakau, nebūna mažų lydekų, žemėnoj, nei vienos nepagavęs. Pasirodo būna. Gerai, jeigu dar rasčiau atkabeklį. Va. Oi, kaip giliai, bet labai gražiai. Nebūk kvaila, nebekyp daugiau. Grožis. Pažiūrėk, koks grožis mažai. Kiršlys. Upė tuo ir graži, kad visa žuvis. Pažiūrėkit, koks kiršlelis. Nedickas, bet pažiūrėkit, koks grožis. Senai tikėjaus aš jo labai. Bet čia yra pasaka. Ilgai pint liko? Fotosesija. Reikalauja tauta fotosesijas. Nu, baig. Nu, duok, nufotkim, blėt, paleisk pas tą. Pabėgo. Nu, mes pirmas. Geriausia vieta. O kur aš jį klininau? Į medį. Ja. Nematau net. Ne, jau ten mертвai. Reiks lipti šaką nusilaužti. Davai tu pramesk. Aš į medį pušį variau. Čia vėjas. Nu ne, čia aš iš strioko tai pagaut norėjau. Turi pataikyti prie grotų. Be nuotykių galim. Be šansų nenulaušiu. Bet kas iš to, nieko nepadarysi, čia nebent su kuo nukirs, ble. Mes reikia pakipti kitam gaudyti. Aha, per aukštai biški. Va čia tai reikia sugebėt. Taip sukrės gaila. Ir per storą, kad aš čia nulaušiu.
Ne, be šansų. Aš jūs nepaliksiu. Aš 6 eurų taip nepaliksiu. Yes! Yes! Dabar tikrai kažkaip... Turim! Mažai! Yes! 6 euriukai. Įkovotas sveikas. Antras lipimas į medį. Ir abu sėkmingi. Dryžuota. Bet dryžiai gražus, trenksmės. Bum. Bet dryžiai gražus. Oi, 54 gramai. Dar mažesnis. Dar kartą paminėsiu, žuvies valgymas per žvejybą neįtakoja žvejybos rezultatam. Kažkaip dažnai gauna žuvį per žvejybą valgyti. Tai prigaudė per vieną, po to daraisi konservų, žinai. Skumbrių prigaudai. Kur tas skumbrių prigaudė, tipo? Trakuos ant galvės. Na. Dar vienas dryžuotis, dar vienas dryžuotis. Nu gražu, gražu tai žeimenoj. Ąžuolas įvirtė senas. Akmenų, šakų, žolių. Dar jeigu žuvų būtų. Žuvies. Kas ten dūrė? Ščepakas? Nuo krašto. Kažkas balto, gal šapalas? Ne, ščiupokėlis. Ir tik pavadį nuėmiau susipynęs. Dabar pažiūrėk dar nukas. Ką aš tau sakiau apie tai taisyklę? Nutraukiam visus pavadžius, jau mano susipynė. Ai ne, gerai sukrė glotkiai, bet... Upinės jos duoda džiazo. Gerai, gerai, ateik. Nu pasisekė segtukas. Va, nedarijo. Jau šita blogai gavo vargšiukė. Jau šitai bus sio. Kraujukas bėga. Turbūt, kad mama. Sveiki. Sveiki. Gerai, atsigauš. Gyva? Gyva. Nu, biški negerai gavo į gerklę. Nieko, gerai. Kas ten spurda. O. Lampačius. Nieko nereik, vieną sukrė. Kosko sukrė. Ir visą žuvis renka. Radom ešerių. Ešeriukų tai masiškai. Aišku, noris tų bonusų.
Bet čia praskaidrina, kaip sakant, praskaidrina tarp normalių žuvų tų retų kibimų. Dabar turim 3 šapaliokus ar 4 ir 4 lydekai da nukando. Pabėgo vienas. Nu tai va. Ir va tokie va dryžuoti. Paįvairina mum tuos kibimus. Matai, jie visi po laidais. Kai keisimės, agirdį sukrė, man atrodo. 100 PM. Čia jau replių reiks vargšiukui. Praplukėm pusę ruožo, ešerių masiškai, lydekos 4 kibimai, šapalų irgi 4, nulijo po tiltu. Čia mūsų pusiaukelė. Po tiltu prabuvom, neilgai nulijo, truputį nulijo. Nu ką, leidžiame toliau, dabar seklesnis ruožas, buvo gilesnis, dabar truputį seklesnis, tai gal prašaus kiršlių ar upėtakis kažkas įdomaus. Ai, dar kiršliuką pagavau, matėt? Įdomu, gražu, vaizdai keičias. Drugelis iš vis pirmą kartą, porą kartų į medį lipom. Sėkmingai nusiėmėm. Smagiai. Čia va senas tiltas buvęs. Kažkadaise poliai dar likę. Va ir tenai, jau kelio nebėra. Ženklas geras. Privati valda nelipti. Negalima išlipti krantą. Ai, čia gal ant laiptų, žiūrėk, nelipti. Mramras. Nu, gal ant kranto galim. Pagaliau civilizaciją daplaukėm iki Pabradės tilto. Ir ką galiu pasakyti, šitą ruožą nebuvo ką filmuoti. Pagavom 2 ešeriukus. Šiaip visada būdavo iki žalio tilto lydekų daugiau, ešerių, o va čia, kai mes vadinam nuo žalio tilto iki Pabradės, toks seklesnis ruožas, daugiau akmenų, dar kad tai papuldavo pastoji kiršlių nemažai, papuldavo upėtakis retas, bet vienas kitas. Kokia nesąmonė, šlakė esu įkalęs, nu šiandien kokia tragedija, tai sakau, pamiršau tą lentutę. Žinot, kai transo nėra normalaus, tokia lentelė dedas. Tai pamiršau ją namuose, atvarėm, būtumėm su varikliu, tai praplauki tas stepėsos, tuščius ruožus ir ramu. O dabar kas gavos? Prieš bangą. Vėjas prieš bangą, plaukt neina, visą laiką prairklavom, nežinau. Keista. Žvejyba. Tai va, kita bus tikrai suplūdę. Tikrai bus kažkas, nežinau, ar suplūdę, ar dugninė. Bus matyt, bet spinningaut aš jau nebenoriu.